buvo aišku neigiamas 0-3, bet atsižvelgiant į tai, kad mums tai buvo tik pirmos kontrolinės varžybos, varžovai jau yra pasiekę savo sportinę formą, kadangi kitą savaitę jau pradeda A lygos čempionatą. Tai rezultatų nesireikšmėm šitoj vietoj, o leidom pažaisti 22 žaidėjim varžybas ir tikrai galiu pasakyti, kad nenuvylė nei vienas, o keli netgi pranoko lūkesčius. Broko aišku buvo, bet kaip minėjau, tai pirmos varžybos mumis ir trūksta dar tokio komandinio susižaidimo, vienos kito biškelyčius reikia po praeitų metų atnaujinti ir naujiems žaidėjams įsilieti. Tam reikia laiko. O kokį įspūdį varžovai paliko? Varžovai nebloga, jauna komanda labai įsiskiria solidžiai. Andrius Vienička patyrė žaidėjas, labai sustiprino šitą komandą ir manau, kad jos laukia neblogas sezonas ant jų. Uždavinius konkrečių užduočių varžybų nekelsim, kadangi turime susidėlioję treniruočių planą, pasirengimą čempionatui, tai laikomės to plano ir pagal jį dirbam toliau, o draugiškas varžybas yra to plano.